nori daugiau, yra visokių pavasario lygų ir taip toliau. Mes praeitais metais patys dalyvavom, bet kaip sakėt, kai atėjo jau pati vasara, tai tikrai dingo noras. O kol kas dar tik pavasaris prasidėjo. Ne, manau, viskas gerai. Optimaliai dabar dar kas norės pavasario čempionate gali atsigriebti. Aišku, norėtųsi ilgiau dar vienu etapu žengti, šiemet nepavyko. Vis dar reguliariam sezone ar jau mintimis atkrintamosiose? Nu dabar tau tikrai atkrintamosiose. Prieš šitas varžybas jau aišku taip nevalingai mintis ėjo irgi jau į atkrintamasis, į finalinį ketvirtą, bet dar stengiausi vyti tolin, bet dabar jau tikrai esam tenai. Galvojom, kaip čia reikės sužaisti finaliniam ketvirtam dabar. Pernai likom ketvirti, tai šiemet jau nenorim to ketvirtos šito, kaip čia vadinasi, medinio medalio. Bandysim kažką geriau. Kaip pavyks, tai žiūrėsim. Ne, komanda jau čia, nežinau, kiek 10 metų šitą gyvuoja. Kiekvienais metais susirenkam beveik tie patys žmonės. Kiekvienais metais irgi siekiam patekti, prasimušti kuo toliau atkrintamosiose. Tai kitą sezoną lygiai tas pats bus. Šansų turėjo ją, bet pradžia pas mus buvo labai gera. Pirmam kėliny praktiškai turėjom 20 taškų persvarą, bet mūsų chebra gal biškai per anksti tą pergalę patikėjo. Tai tikrai pabaigoje žaibas kabinasi, šansų turėjo, bet mes labai norėjom laimėti, tikrai stengiamės, ruošiamės, tai viskas kaip ir gerai buvo. Galimybė visada yra, aišku, pradžia pabėgo varžovai 10 taškų, tai visą laiką laikė tą saugų atstumą. Neatėjo šiandien jau lyderis Deimantas, tai tikrai turėjom šansą. Krepšinis iš tų mažų detalių susideda. Šiandien tiesiog gal ir mūsų lyderiui nepaėjo tos rungtynės, jeigu Gytis būtų geriau sužaidęs, būtumėm ir mes geriau sukovoję. Įtrūko visų indėlių, aišku, ne tik tai lyderių.